Pradėjau sportuoti nuo 18 metų, būtent šią sporto šaką. Visada mane žavėjo kovos menai, bet niekada nedrįsdavau pradėti boksą, nežinau, kaip boksą pradėti. Bet aplamai į kovos menus nedrįsdavau eiti. Baimė buvo, žmoniška baimė. Tiesiog buvo vėlgi stereotipas, toks nusiteikimas, kad nueisi į tą treniruotę pirmą kartą, tave sumuš slups ir viskas tom baigsis. Šitas sportas man davė aplamai daug ką gyvenime ir suformavo mane kaip asmenį. Padarė iš manęs gerą sportininką, aš manau, ir išmokė mane užsispyrimo, nebijoti pakelti aukštai kartelę, siekti savo tikslų, nenuleisti rankų. Skauda, pavargęs, atrodo, kad galimybė nėra, bet visą laiką galimybės randi. Ir eini į priekį, į priekį, į priekį. Mano užduotis yra atlikti viską, ką aš galiu, atsiduoti visas pasiruošime ir ten kovoj, atėjus sunkiam momentui, nenuleis rankų, nepasiduoti ir eiti iki galo. Kai pradėjau sporto Sparta žimt, tai labai pasikeitė taktika, nes ne tik fiziniam pasiruošimui skiriam didžiausią dėmesį, bet ir dvasiniai būsenai, psichologiniai savijautai. Kas šiuo metu yra vienas iš svarbiausių faktorių, kaip tik ne fizinė pasiruošimas, o psichologinė būsena. Kovo 14 dieną, Zenit arenai, KOK Grand Prix ketvirtukas. Bus labai įspūdingos kovos. Kviečiu ir jūs.